Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip R programoje atlikti dviejų veiksnių dispersinę analizę, angliškai vadinamą two-way ANOVA. Nuorodą į pamokoje naudojamą kodą rasite aprašyme po šiuo įrašu. Pamokoje naudosime built-in duomenų rinkinį Tooth Growth. Tyrėjai jūrų kiaulytėms davė vitaminą C dviejais skirtingais metodais – kaip askorbo rūgštį arba kaip apelsinų sultis, 3 skirtingomis dozėmis. Tada jie matavo jūrų kiaulyčių odontoblastų ilgį, tai yra ląstelės atsakingos už dantų augimą. Šiuo atveju priklausomas kintamasis yra odontoblastų ilgis, o nepriklausomi kintamieji yra papildo tipas ir dozė. Kai turime 2 nepriklausomus kintamosius, taikome dviejų veiksnių ANOVA. Dviejų veiksnių ANOVA nuo paprastos skiriasi tuom, kad taikant ją galime patikrinti, ar tarp nepriklausomų kintamųjų yra sąveika, kuri gali turėti sinergistinį poveikį priklausomam kintamajam. Iš pradžių suteikiame duomenims naują pavadinimą, MyData, ir pasitikriname tų duomenų struktūrą. Tai dabar matome, kad dozė yra skaitmenys, o ne faktorius. Kad sėkmingai atliktume analizę, mums reikia perkoduoti nepriklausomą kintamąjį į faktorių. Tai tą dabar ir atliksime, susitvarkysime duomenis, konvertuosime dozes iš skaitmenų į faktorius ir rekoduosime dozes vietoj 0,5 į D05 ir taip toliau. Ir štai taip atrodo mūsų naujieji duomenys. Naudodami paketą dplyr galime susikurti greitą aprašomosios statistikos lentelę. Štai čia turime imtis, vidurkius ir standartinį nuokrypį. Toliau duomenis vizualizuojame naudodami ggplot2 paketą. Galime naudoti paprastą dėžučių diagramą su keliais skirtingais grupavimais. Ir dabar turime nubrėžtą odontoblastų ilgį pagal dozes. Dėžutės nuspalvintos pagal papildo tipą. Matome, kad didėjant dozei, odontoblastų ilgis turi tendenciją taip pat augti. Atliekant dviejų veiksnių ANOVA, duomenys dažnai yra atvaizduojami naudojant linijines diagramas. Ta ir atliksime čia. Vėlgi duomenys yra sugrupuoti pagal dozę ir pagal skirtingą papildo tipą. Taip pat yra pridėti standartinės paklaidos ūseliai, tai standard error. Bendrai priimta linijinių diagramų interpretacija yra tokia, kad jeigu linijos kažkur susikerta, tai tarp nepriklausomų kintamųjų yra sąveika. Bet pabrėžiu, kad tai yra bendra tendencija ir nebūtinai 100% teisybė. Tam, kad sužinotume, ar yra sąveika tarp nepriklausomų kintamųjų, būtinai turime atlikti statistinę analizę. Žemiau esantis kodas būtent tą ir atlieka. Sintaksė atrodo štai taip. Mes norime sužinoti, ar papildo tipas ir dozė daro įtaką odontoblastų ilgiui ir taip pat, ar tarp šių dviejų nepriklausomų kintamųjų yra sąveika. Rezultatai parodo, kad papildo tipas daro reikšmingą įtaką odontoblastų ilgiui, dozė taip pat daro reikšmingą įtaką. Na ir sąveika tarp papildo tipo ir dozės taip pat yra statistiškai reikšminga. Jeigu žiūrėjote ankstesnius mano įrašus, turbūt atkreipiate dėmesį, kad paprastai yra tikrinamas duomenų normalumas. Atliekant dviejų veiksnių ANOVA taip pat reikėtų pasitikrinti liekanų normalumą. Ta galime atlikti su šiuo kodu. Visų pirma, išsitraukiame residuals duomenis ir pritaikome Shapiro-Wilk testą. Rezultatai parodo, kad liekanos yra normaliai pasiskirsčiusios, todėl drąsiai galime taikyti dviejų veiksnių ANOVA. Jeigu liekanos nebūtų pasiskirsčiusios normaliai, tikėtina, kad duomenis reikėtų transformuoti.